25 metai Lietuvos irklavimui buvo įspūdingi. Manau, kad šie metai parodė, ant kiek stipri mūsų irklavimo sporto šaka. Smagu prisiminti vėl kartu su visa irklavimo bendruomenė. Tai tiesiog gera džiaugtis su visais kartu ir kitų, žinoma, pasiekimais. Šitie mums apdovanojimai parodo, kad sunkus darbas atsiperka, kad pamato mus, kad pastebi mūsų darbą. Tikrai ačiū visiems. Rezultatas atspindi mūsų įdirbį. Taip pat mes padarėm išvadas, kad galėtume ir toliau lipti laiptukais aukštyn. Vis tiek daug smagiau irkluoti kartu, jeigu yra ir rezultatai. Žiūrėsim, jei saulė manęs nepaleis, tai kartu ir aš ją laikysiu. Vienas pats irklavime esi kaip ir niekas, jokia valtis nejuda į priekį viena. Yra aplinkui žmonės, kurie tikrai padeda ir labai džiugina tas irklavimo bendruomenės palaikymas. Tai matai vaikų akis, kai jie patys susidega ir vėl nori ir klausia trenerių, kada dar važiuosim į varžybas, kada dar galim bus gauti šansą laimėti, tada tave veža labai stipriai. O vyresni, kurie yra dabar, tie broliai Stankonai, kur keturi važinėja, man brangu dėl to, kad jie pradėjo nuo tokių dienų, užaugo mano akyse, kažkas neapsakoma. Aš labai didžiuojuosi jais ir aš kai jas pamatau nušvintu, man jie kažkokia tai ramybė yra. Sportas ir yra toks dalykas, kad norisi laimėti. Jeigu tu stoji į tą kelią, tu finiše vis tiek nori būti pirmas. O kad būtum pirmas, reikia šiek tiek padirbėti. Nereikia daug, biškį.